Pradedame mokyti pingvinus skraidyti, čia yra dvi blogybės ir patikėkite, tai vyksta taip dažnai. Viena blogybė yra, kad jisai vidutiniškai skraido po tų 2 mėnesių arba 3 mėnesių treniruočių, ten įdėjo masinės pastangas, užskrido ant pirmos šakos. Visi ploja, rėkia, kaip tu gerai pavarei. Esat girdėję tokį? Žmogus gali viską. Reikia tik įdėti pakankamai pastangų ir tu viską pasieksi. Ne? Visi ploja, pingvinas užvarė ant pirmos šakos. Įsivaizduojate, kokia varna skraido virš ir galvoja, durniai, apie ką jie čia veikia, kuo jie čia užsiima. Ne? Ir tas pingvinas gale dienos taip ir jaučiasi. Paplojo 3 kartus, skraidyti sekėsi vidutiniškai, bet didžiausia bėda tai yra tame, kad niekas nepaklausė, o kaip jis nardo, kaip jisai žuvį gaudo, gal jis yra koks povandeninio nardymo čempionas. Ir tada jisai kaip ir liko visą gyvenimą toksai su tokiu lūzerio jausmu. Nuskraidau, tai aš prastai. Tai labai dažnai žino, kas